Labas rytas, gerbėmieji. Išsimiegojom, pavalgėm. Šiandien atvažiavom į tokį miestelį Douro Valley. Tai yra slėnis, kur visur labai daug vynuogynų. Ir mes susiradom vieną tašką, kur labai gražu nuo kalno turėtų būti pasižiūrėti. Ir mes ten dabar bandom važiuoti. Ir esmė, kad aš pravažiavau vieną įvažiavimą, nes galvojau, kad įsukimas į kiemą tai yra. Pasirodo ne velnė. Ir dabar, jeigu pažiūrėsim va čia, tai mes pamatysim, kur mums reikia važiuoti. Ir aš nežinau dar, kas čia mūsų laukia. Atrodo siaura ir baisu. Op. Nu toks, jo, akmenim grįstas keliukas. Įdomu, kiek ilgai ir kaip toli čia reiks važiuoti. Per kamerą, manau, tas nesijaučia ir nesimata, bet čia tikrai statu. Ir blemba tikrai siaura. Nebenoriu. Bijau, kad netilpsiu, žinokit. Pafilmuok, kaip arti veidrodėlis. O, čia žmonės dar ir parkuojas. Viskas iš akmenų, žiauriai gražu. O, šiokia tokia, jo, įtampėlė. Tikiuosi atbulinių čia paskui stumtis nereikės. Aš įsivaizduoju, dabar vietinį žiūri per langus, galvoja, velnės vėl šitie turistai čia užblūdė. Ką, jums čia velnė grūstis? Aik, tu savo. O ką aš galiu pasakyti? Vertas dėmesio keliokas. O, cucikas grožis kraštovaizdžio. Pavyko išgyventi. Sankabų jau smirda, tokiam kalnant paskėlam. Nu, vaizdai pribloškintis ir kelias buvo pribloškintis. Tikiuosi, gal tuo pačiu keliu nereiks važiuoti, nes paskui nebefilmavom, paskui da tokiu apsisukim buvo, čia tilpau visur, čia tilpau. Tai jau gerai mašina ne iš didžiųjų, bet da biški platesnė būt buvo gatava. O dabar vaizdai. Tadam! Opcija. Čia galima ir nuveiti pakalnant. Mėgojom kažkur ten prie upės, o va čia va visur vien vynuogynai ir va tie va visi tokie, kur atrodo kaip laiptais. Tai mes čia spėliojom, ar čia padaryta, kaip ir tos vynuogės ko gero augtų ir šiaip savo, bet turbūt, kad būtų lengviau jas rinkti. Ir va čia va visur, per kamerą nežinau ar matosi, bet visur, va visi šlaitai. Dabar dar ganėtinai ankstyvas sezono laikas, nei čia lapų, nei čia vynuogių nieko, bet kai čia viskas sužaliuoja, tai turėtų tikrai labai smagiai ir fainiai atrodyti. Va čia va žmogus gyvena, pavėsinė. Nu, tokia vieta iš šašlykių, ką čia aš kepčiau. Tiesą pasakius, tai Portugalija visai pirmas įspūdis vakar, visai nemažai važiavom. Tai nustebino, tikrai tikėjaus prastesnių kelių. Bent jau tie pagrindiniai keliai tai labai geri ir labai keista buvo, kad tokių ilgų tiesių atkarpų, kur platus kelias ir mes apkrovų tam keliui jokių nėra, nes mes tiek iš priekio, tiek iš galo, kiek matai, nieko nėra. Ta prasme, kitų automobilių, bet visur 90, 80, 90. Vietom tik tai 120 galima važiuoti, o tu matai tiesiai ten kelis kilometrus. Nu, bet yra ir tokių va kelių kaip va čia va šiandien. Tai va šiandien daugiau po tokias apylinkės važinėsim. Manau, nugara bus šlapia šiandien, bus momentų. Tai dar čia ir tokiais keliais mus veda 800 metrų atkarpa. Mano automobilis nėra labai aukštas, vietom brūžina dugną. Nu, bet užvedė. Čia, jeigu atkreipsi dėmesį, tai 90 galima važiuoti. Tai va, su džipu važiuojam, ta prasme, Google užvedė, čia kaip ir nėra tokias opcijas, kad pasirinkti neasfaltuotų kelių, kad vengti. Čia visai įdomu tik tai, kad mašina netam tinkama, nes visur, kur važiuojam, atrodo lygus kelias, bet už kiekvieną kankorėžę kabinos dugnas ir tai norėtų da su duslintuvu važiuoti toliau, nes nemažai kilometrų lyka, tai visai iš už galvų. Hello. Can I take lemone? Si? Merci. Mums visai pasisekė, užtikom lemonių medį. Lemonių medis. Va, gal dar kokią nuskinsim. O, kad nepargliūt. Čia tvora tokia. O kaip kvepia. Pauostykit, kaip kvepia, pirščiukai. Visai ne kaip iškrautuvės. Geras, va, lauktuvų, važiuojam. Dabar ieškosime apelsiną mandariną. Galvoju, aš čia sustojau dabar, iškart babytę prisistatė laiptais. Paskui žiūrėjau tas tvoras, leido man nusiskinti citrinų. Klausimas, ar tai jas medis buvo, nes tvora, eik. Nu, bet turim 4 lemonės. Tiesiai namedza viršūnės. Blemba, tikrai
Kaip kvepia pirštai, va tiesiog pačiupinėjau. Dabar dar labai norėčiau apelsiną, labai mačiau didelių apelsinų buvo, bet visi irgi ar labai aukštai skardė, arba užtvaras kiemi giliai. Jeigu žmogus kiemi būtų, tai ir paprašyčiau aš ją tų citrinų. Tai yra mandarinų, apelsinų, beleką. Bet kad nieko nėra. Langai uždaryti, miega vėl nežinau. Aš dabar darau nusikaltimą. Aš pamačiau apelsininę medį ir aš nutariau, kad jeigu nieks nepradės čia šaudyti mane, aš pavoksiu apelsinų. Va čia va visai gražus. Ir tokių parankiot noriu. Opapa. 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 Oh. Pilvas iškrito. Nu va, žiūrėkit. Pernai Italijoje mum nepavyko. Čia labai kvepia. O šiemet citrinos kvepia labiau. Čia gal dar jo, šitas paketas, tuos nuo žemės imiau, tai jie minkšti. Tai va reikės daryti tyrimas, paskui ragausim. Nu aš dabar džiaugiuosi, aš dabar labai išpildžiau visą savo svajones. Turiu apelsinų, turiu lemonių ir viskas gyvai nuo medza. Va čia eterį užfiksuota. Dar lauksiu paragauti. Aš labai skubu eiti. Nu blemba, geras, Portugalija, kelių įvairiausių. Šiaip šilta, dabar jau plius 17 rodo, bet va čia pavyzdžiui labai vėjuota. Nu įdomiai, šia keliais mes dabar važiuojam link tokio tako palei upę, kur ten biški pasivaikščioti turėtų būti gražu. 3 dienas sėdėjom mašinai, tai mes visai norim pasivaikščioti, mes norim biški pajudėti. Tai va nutarėm, kad biški išeisim prasieiti. Mum nuo to kalno, kur ten prie to kryžiaus filmavau, buvo 68 km ir valanda 40 kelią. Tai patys matėt, kokiais keliais važiavom ir dabar toliau važiuojam va tokiais visokiais keliukais. Bet gražu, labai vaizdingas maršrutas. Dabar galvoju, aš vėlgi, kas žiūrėjot pernai Italijos video, aš jums rodžiau, aš ieškau Fiat Panda. Parduokit man Fiat Panda 4x4. Yra ten toks modelis. Ir aš važiuosiu va tais miškais, keliais. Blemba, žiauriai norėčiau, žiauriai geras būtų. Pirkčiau, velnes, nežinau už kiek pirkčiau, nenoriu pasakyti per daug, ar tai paskui brangiai parduos tą man. Susitarsim, žodžiu, atsiųskit man Fiat Panda ir aš atvažiuoju. Vingiavom įvairiais keliukais ir miškais, ir kalnais, o tai šlaitais visur. Buvom ir labai aukštai, ir labai žemai, ir nusileidom iki labai gražios upės. Nėra jį gili, vandens gal iki klyno daugiau mažiau. Labai akmenuota matosi, prieš upės vagą į tą pusę turėtų būti medinis takelis, kuris yra apie 8-9 km ilgio. Labai vaizdingų pašlaičių šito maršruto. Aš nežinau, mes gal viso jo ir neįveikinėsim. Kiek mums pasirodys, kad su kroksais eiti patogu, tai va tiek ir prasieisim. O paskui gal biškį įmirksim kojytes atgaivinti ir pažiūrėsim, ar čia jau toks labai gaivus tas vandenukas, nors atrodo tai gaiviai. Tai va, palikom automobilį parkinge, prisiskaitam. Pats puslapis irgi to pažintinio tako, sako, mes už daiktus neatsakom, saugokit patys. Čia Portugalija, nu apskritai pietuose, daug teko girdėti istorijų, kur oi tik nepalikit daiktų salone, langus išdaužės, taip toliau. Nu tai tikiuosi, kad taip nebus iš tikrųjų, ką čia prisaugys. Dabar, kai čia šitiek daug žmonių, absoliučiai tuščias visas kaimas atrodo. Daugiau turbūt reikia pergyventi, kad suges mūsų rikota, negu kad langas bus išdaužtas. Nors, o čia priparkavau mašinų. A va šitas va, Galenas visai tokių užuomenų ir kelia. Bet tikėkime, kad ne. Einam link to tako, tai dabar yra kovo antrą pusę, bet va, dabar pirmą gyvybę tai šuniukas nuo tvaros loja. Nei mašinų, nei žmonių, tyku ramu. O, mūsų takas. Audi už 200 metrų. Tenais, čia galima 12 km paeiti. Nu, pabandom palipti, čia kažkur turėtų būti kažkoks takelis. Priėjom takelį. O, takelis, sako, Encerados. Priešais dar vieną porelę su mumis ėjo. Sako, mes tai lipam per tvorę. Nu ir mes jau buvom pagadavę daryti patį, bet paskui, va ten už 30 metrų baigęs takas. Tada jis užlipa pievant, nulūžęs, sulūžęs, sugriuvęs. Tai mes gal su kroksais turistausim prie upės ir važiuosim dairytis toliau. Šiaip gražus, va toks va visas takelis turėtų būti. Tai palei upę labai patogu turėtų būti. Graži vieta. Bet ko gero, ne veltui čia taip tuščiai, jie dar neatsidarė sezonui, tai nesusitvarkė ir nugražios apylinkės. Bet kaip keičiasi tie kraštovaizdžiai. Tiek važiuoja visur vynuogynai, tiek važiuoja visur šlaitai pakalnės. Jau žiūrėk, miškai išdžiūvę, plika nieko nebėra. Ir čia viskas per 2 valandas.
Dar sakau, dar tokiais keliukais užvedė, kur tenais jau visur braukė. Nu žodžiu. Pasivaikščiot nepavyko, kažkiek pasivaikščiosim tiesiog paupiu, o čia va kažkur tai takeliais, nes tas takas uždarytas. Gaila. Būtų buvę tikrai gražu, bent jau iš nuotraukų pasižiūrėjus. Bet mes šitos progos neišvaistysim. Čia labai graži vieta. Gal biškį įbrysiu pabraidyti. Einu va dabar įbrysiu. Mes čia papietausim. Visus kartus, kiek stojam, tai kažkur tai pakeliai, o dabar nubūt sarmata tokioj gražioj vietoj nepaturistauti. Tai mes taip ir padarysim, o tada, kai užkasim, toliau kažkur trauksim. Dar nežinau, kur iš tikrųjų. Bet kažkur leisimės po truputį žemyn. Bandysim pamatyti didžiulę bangą. Užkundam. Čia va buvo mūsų pietų stalas. Dabar desertui laukia mandarinai. Turim mandariną iš krautuvės ir turim apelsiną iš gatvės. Palyginimui prašyčiau sudėti. Kvepia kaip apelsinas. Toč. Labai maloniai lūpas. O, tikrai labai skaniai kvepia. Gatvinis apelsinas. O sulčių. Prašyčiau. Pilnus kroksus man, jeigu galima. O minkštas, o saldus, o sultingas koks, o bet kauliukų daug. Nu, žinai, vertas dėmesio. Apsimokėjo daryti nusikaltimą. Nu, dydžiu tai tikrai labiau apelsinas. Šitas mandarinas. Nu, durniukas, nesakyk, va, prisirinkam apelsinų, a kas galėjo žinoti? Būtumėmgi pirkę vakar krautuvėje mandarinų šito. Krautuvinis mandarinas. Irgi labai daug sėklų. Sėklų yra, bet irgi sultingas. Bet ne toks minkštas. Jeigu reiktų rinktis, aš už gatvinį apelsiną. Kaina konkurencinga, žinai, visai kas kita. Simutė sakė, dabar tu mane laikyk. Tai aš iškart įjungiau kamerą. Ne tai, kad palaikyt. Sukirtus apelsinų Portugalijai, būt sarmata upei. Kojų neapsmazgoti. Šitie kroksai ir Vietname buvo, ir Kuranys nebuvo. Iš Kuranys yra atvažiavę. Ir dabar dar pamirksma Portugalijos upė. Taip ir vadinas. Čia vadinas Portugalijos upė. Galit googlint, galit negooglint. Nu, pažiūrim, ar gaivus vandenėlis. Nu, gal ir gaivokas. Čia labai akmenų daug. Manau, kad... Slydūs akmenys labai. Manau, kad Antaliepte Šventojai gal biški gaivesnis vandeniokas dabar da būtų. Vativa kelias. Vativa yra kelias. Tai va dabar mes gerų valandų čia jaučiu prasėdėjom, pravalgėm. Blemba. Ir per tų valandų 3 mašinas kokias daug dėjo pravažiavo. Oi. Gelia. Iš pradžio atrodė gerai, bet dabar jau gelia. Nu tai va, kajytės apmazgotas, galim važiuoti toliau. Sakau, medžiai apdegę atrodo, gal čia kokio gaisro būta, gal už tai čia taip sausa atrodo. Blemba, kovo mėnuo, taigi atrodo, ta gamta turėtų tik tai pust. Gal čia taip kitaip dalykai vyksta. Jo, pajudėjom nuo tos upės. Norėjau pastebėjimą tokį, jokių atitvarų, jokio nieko nėra. Nu, čia būtų labai statu ir labai žemai. Ten ta upė apačioje, kur valgiam. Ten mes toj pusėje buvom. Tai va, ką minėjau, tai kraštovaizdžiai kinta kas kelis kilometrus, atrodo, už tų kalnų pravažiuoja, jau ten miškinga, čia dabar pliki tie kalnai, o ten va miškai.
Važiuojam iš lėto, mašinų nėra, šlakelis adrenalino kaupėsi. Ką aš kalbėjau, jau ne vieną sykį, ant kiek keičiasi tie kraštovaizdžiai, tai čia mes dabar nuo upės pavalgy pradėjom kilti kalną vėl, kad nuvažiuotumėm kitan miestelin. Kylam. Salerką sudeginau nežinau kiek. Bet tokiam kalnan, kur, sakau, kažkas čia turi atsverti. Užkylam kalnan, rieduliai, belė kokie akmenė. O dabar važiuojam šituo akmens mozaikos keliu ir net nieko labai čia aplinkui ir nesmata. Per šitų stepių, laukų ir kelių duobių. Artimiausias nusukimas už 5 km, tai ką gero taip ir riedės man. Tikrai tiek daug iš Portugalijos nesitikėjau, o mes dar tik pradėjom. Vau. Trumpą sustojimą, nes pamatėm parkingo ženklą ir buvo nupieštas kraniukas. Ir parkingę turim kraniuką. Dabar svarstam, ar galima čia gerti tą vandenį. Spėjam, kad galima. Į batus. Nu į kaip? Skanus? Prisitaškėjai į batus? Tai gal mums reiktų tada iš šito krano, mums reikia užsipildyti gertuvės, nes mes prisipylėm viešbutį tą vandenį, chloro anas muša, tai gerai, kad tik tai chlorų muša ir nieko daugiau anas nepramuša. Pasigrožėkime vaizdo. Jo, teisingai, šiukšlių, kokie jie šiukšlingi čia visi. Ai, negražiai daro. Labai šiukšlina, ką sakiau, pasakysiu, pastebėjau, policijos autoparkas, pas mus visi važinėja naujom mašinom, žiauriai gražios, ten naudelės išdažytos, išpaišytos. O čia tai važinėja, atrodo, kad nuo 2000 metų, ten tokias Toyota Corolla, Škoda Octavia, senas, nublūkę nuo saulės, biškai kitaip čia viskas. Ir keliai tikrai neblogi, tai net kalnais važiuojant vienoje vietoje buvo tas akmeninis grindinys, kokius 5 kilus, tai irgi vau, nu jo, kietai. Esu buvęs Šveicarijai, Austrijai, kalnuose, įvairiose vietose. Nu nesakau, čia dar turbūt nėra pats žiauriausias kelias, kokį važiavau, bet kelio būklė gera, bet jau tie serpantinai tokie, ten visi tie belekaip ilgai trunkantys tiek į viršų, tiek į apačią. O mūsų miestelis yra va ten tolumoje. Liko 2 km ir net Google rodo 12 minučių, tai mes iki ten davingiuosim. Bet čia yra darbas vairuoti iš tikrųjų. Džiaugiuosi, kad audelė dar laiko. Džiaugiuosi, kad ir mes dar laikom. Bet aš aukščio biškį prisibijau. Tikrai buvo momentų, kur nėra atitvarų skardžiai. Ta prasme, tiek į viršų lenki galvą, nematai viršaus pabaigos. Ir visur akmenys, suolas, ten tų tokių riedulių didelių. Atrodo, pasileistų vienas į pakalnę būtų šakės. Tiek į apačią tokia bedugnė. Nu geras. Rekomenduoju. Ne kiek gražu, čia diskutuotinas klausimas, bet kad įspūdinga tai tikrai. Na tai ir atvykom į Piedao. Nu jo, tarp kalnų, iš akmenų, viskas vien iš akmenų. Ir į ką atkreipiam dėmesį prieš tai važiuodami, kad visos uolos iš tokios, tokia įdomi tekstūra akmens, bet panašu, kad iš viso to, iš to paties akmens čia ir visi šitie namai pastatyti. Žodžiu, iš ką turėjo iš tą ir pastatė. Ir labai gerai gavas. Labai įspūdingai atrodo. Čia dar bažnytėlė kažkokia. Man išsikrovė mikrofonas ir nutrūko garsas ten, kai rodžiau. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad čia labai ramu ir čia nėra ką labai pridurti. Jeigu tu turi stiprius nervus atvažiuotais kalnų keliukais, tai verta. Ir to įrodymas, kad čia yra ramu, yra va šitas katas. Tyko, ramu, spakaina. Gražu. Va, sienas. Kiek darbo įdėta. Bet čia, žinokit, čia taip tylu, čia taip ramu, kad man net nesinori šnekėdau. Šiaip tai man patinka. Bet šituo atveju tai kažkaip atrodo pasvaikščiat, suvalgyti ledų ir arba atsisėsti ir čilint kaip tam katinui tenais prieš saulytę, arba netrukdyti čia ramybės. Katinų daug. Daug katinų labai. Kažką žolę pjaunu tarp akmenų, nežinau. Bet esmė, kad tik įėjus tarp šitų sienų jaučiasi tokia gaiva. Gal tai
vis tiek čia šiltesnis kraštas, tam slėnį vėja realiai nėra. Gal tai irgi kažkokia tokia priežastis, dėl ko tie namai taip sustatyti iš to akmenų. Ir tos gatvės labai siauros, tai Labai dėl to siauros. čia ir vėsiau. Ir visas langinės ir darytės mėlynos. Tokia aplinka ir tokia ramybė. Labai neįprasta pamatyti. Free fifi. Nuostabu, nežinau, aš be žodžių. Mes šiaip tai, Antalieptė ką gerą pas visus rasi raktų prie namų pavėdrų. Senelis būdavo parėmė šluotų duris iš lauko, kad žinotum, kad nieko nėra namie. Čia dar vienas įmantresnis būdas, kaip užrakint greičiau. Tokia dar nemačiau. Nu ir viskas aišku. Šiandien man jis nėra namie. Tai jeigu kas kartais užsuksta, siųskit linkėjimų iš Pėdao. Kur eini? Kur eini? Einu grožėtis Šiaurės Atlanto vandenynu. Pažiūrėsiu, kaip lūžta bangos. Gal net įmerksiu kokį pirštą į vandenį. Nu dabar dar ne. Galvojau, kad čia gali pūsti vėjas. Jau sakau, reiks kurtkės, nes važiuojant mašiną rodė +10. Sakau, nieko gero čia nebus. Klydau. O, su marškiniais, šalčiokais, jokio vėjo. Prie pat vandenė. Par man paupėjau Antalieptėj, kartais smarkiau vėjas pučia. Atvažiavom pasižiūrėti Atlanto vandenyno. Gražus Portugalijos paplūdimiai. Užsižymėjom tokį tašką, kur atseit toks, kaip būna viewpointas. Čia užtikom fortą štai sukrautą iš akmenų. Bangos įspūdingos tuo, kad kaip griaustinis atrodo griaudžia. Pas mum prie upės vėjas kartais pučia smarkiau, bet tokių bangų nebūna. Labai tvarkingi paplūdimiai atrodo. Nei akmenų, bent jau iš tolo žiūrint, tai atrodo labai tokie minkštas purus smėliukas. Ir tuščia. Į vieną pusę tuščia, į kitą pusę irgi paplūdimys matosi tuščia. Čia buvo uolų kažkokiu apačioj matosi. Vandeniukas žalias, gražus. Visai čia nieko. Žmonių nieko nėra. Absoliučiai nieko nėra. Tai prasme, žvejoja ten vienas žmogelis, mačiau. Ir viskas. Viena iš priežasčių, kodėl mes čia važiavom, tai čia ganėtinai didelės bangos būna. Šiandien yra visiškai ramu, visiškai ta pakeliai, kai ta kojinė kaba, kur vėja kryptį rodo, jį tiesiog kabėjo. Ir dabar va irgi. Nei viena žalia, nei vienas krūmas nejuda, bet bangos, jos masyvios tokios. Nėra gal labai aukštos. Tas svoris matosi, kaip duodasi į krantą. Būtų įdomu, kaip ta banga trenktų tave į smėlį. Mes tokiam pavojui nepasiryžę. Šįsyk praleisim. Šiandien prie ko čia aš? Tai tu dabar ruoši pusrytį? Atėjo metas pusryčiauti. Šiąnakt buvom radę labai gerą viešbutį. Miegom už 31,50. Neparodžiau kambarę, bet tipo kaip ir visi. Nustebina iš tikrųjų Portugalijos kainas nakvynių. Jau iki 50 eurų, jau sakau, būtų jau smagu rast, bet kai vakar Simona iškrapštė už tracoką, tai wow. Ir va, pavažiavom šiandien mes valandėlę. Iš tikrųjų buvo dar pigesnių, tik tai, kad šitas jau, toks labiau. Modernesnis. Gražiai, tikrai viskas ten fainai buvo. Pigiausia už 18 eurų. Net už 18 eurų. Pavažiavom valandą laiko, atvarėm iki paplūdimių. Štai su kokiu peizažu mes šiandien pusryčiaujam. Ai, tai va, dėl ką aš pradėjau nuo Barenco jūros, už tai, kad viešbutis už 30 eurų jau pusryčių nebepasiūlė. Bet mes nei kiek nenuliūdam. Buvom apsipirkę bulkyčių visokių. Ir ką tu? Kokiam tu viešbutį pavalgysi su tokiu vaizdu? Skanaus. Nieko negirdėsi, nieko. Čia gilu, matau, labai gražus smėliukas. Matau, keista, kad mes buvom ant tos uolos. Va ten,
Labai reikia. Jo, kad girdėtus reikia. Buvom ten, kur tas sportas. Anoj pusėje atrodė daug didesnės bangos, negu kai atėjom čia. Nu, čia neblogai dabar. Bet ne tas, ten tai matęs tokios buvo iš vis labai galingas ir masyvas. Ir čia jau vėjuota, o ant kalno nebuvo vėjuota. Kaip suprasti, kas čia per nesąmonę? Patinka. Atėjo metas atsižymėti Atlanto vandenyne. Vakar išsimaudžiau Portugalijos upei. Dabar maudysiuos Atlanto vandenyne. Netikėtai daug užliejo vandens. Norėjau tik trupučio. Šaltokas. Nu jo. Wow! Aš jaučiu, kaip man neša smėlį iš po kojų. Gerai, šitas antras jau buvo toks nekontroliuojamas ir biški baisus. Pažiūrėjau. Tai tu pažiūrėk, va čia gali pažiūrėti. Kur aš dabar įsimazgosiu kojytę savo? Tai gerai, kad kroksų nenuplovė. Bet matai, su kroksais kur nori gali eiti per gyvenimų. Pirmas iki kulkšniukų, antras iki kelių. Dabar norėčiau eiti prasiskalaut, nes pilnas tapkę žvyrą. Kažkaip biški gal ir baugoka. Gal važiuojam kur šilčiau. Čia labai pučia vėjas. Nu geras įspūdis. Reiktų kokį balandžio vidury, balandžio antroje pusėje atvaryti, būtų pats gazas. Nes dabar matas, kad dar ne sezonas, parkingai laisvi, tušti, nemokamai, žmonių nieko nėra, paplūdimiai tušti. Tik aišku, ta prasme negulėsi ir nesidegins, nes dabar plius 16. Nu, kita vertus dar tik 9 ryto. Po pietų manau, kad visai fainai jau būtų. Bet dar pamėnesiu, kad turėtų būti ledas. Ne per karštą, ne per šaltą. Iš žmonių turbūt dar ne per daug. Bangas apgaulingas, tikrai nelyščiau į jūrą maudytis, nes va ir dabar stovėjau. Atrodo, pirmą bangelę lengvai iki kulkšnų, antrą jau virš kelių ir vanduo ledinis. Pastovėjau 2 kartus praplovę kojas, 3 kartą jau užgėlė kaip reikalas. Bet Simona gerą būdą atrado, kaip džiovint kroksus. Prasibėgi paplūdimiu, va taip va, ištiesęs. Simutė labai gražiai bėgo savo šlapiom kalaškiom. Trauksim labiau į pietus, ten gal bus dar biški šilčiau. Jau gal ir laikas būtų kažką pabandyti vietinio suvalgyti, nes dar sarmato pasakyti, nieko neparagavom. Taigi atvykom į dar vieną iš Portugalijos miestelių pavadinimą Avora. Ir čia atvykom ne šiaip savo, čia mus atvedė istorija. Beieškant, ką galima būtų aplankyti, užmačiau visai įdomią koplyčią. Dėl ko ji man pasirodė įdomi, labai daug kaukolių. Ir tada pradėjau skaitinėti. 16 amžiuje vienas vienuolis sugalvojo pastatyti koplyčią Avorės miestelį. Ir kadangi aplinkui esančias kapines užėmė strategiškai svarbias vietas, iš tų kapinių palaikus nusprendė perkelt. Tuo metu vienuoliam pagal vertybės kaip ir nelabai patiko šitą idėją, jie nusprendė priglausti tuos visus palaikus į šitą koplyčią ir jie tais palaikais išdekoravo visas sienas viduje. Tai skaičiuojama, kad apie 5000 žmonių palaikai yra panaudoti tom sienom ir dar buvo pora kūnų, kurie tiesiog buvo pakabinti ir sudžiovinti ten, moteris ir mergaitės. Istorijų daug, bet viena iš legendų yra, kad buvo užkeikta labai galingo vyro ta moteris su vaiku ir dėl to jie negavo leidimo pasilaidoti kapines, dėl to juos priglaudė čia ir tie kūnai vis dar yra viduje. Tikrai tokia ganėtinai šiurpoka vieta. Tikėjausi šiek tiek didesnės patalpos viduje, vien iš paties fakto apie tuos 5000 žmonių, bet istorija gan įspūdinga ir vieta irgi tokia nusavotiška, negali neigti. Dar prie viso to prideda ir užrašas virš durų įeinant. Mes kaulai esantys čia, laukiame jūsiškių. Primena apie tą laikinumą. Jo, apsilankyti čia dabar čia nėra, taip kad tai būtų tiesiog eilinė koplyčia, kur atėjai kaip eiliniam kaimelį ir pasivaikščiai. Čia dabar prieš 10 metų restauravo, skaičiau, kad 3,5 lemą suleido, tai irgi visai gal nemažai, nežinau iš tikrųjų. Bet čia ateini, susimoki 7 euriukus ir gali pasivaikščioti, nesverčia liežuvį sakyti pasigražėti, bet yra ir daugiau eksponatų, ne tik ta koplyčia, ir paveikslų, ir šiaip daug istorijų prirašyta, kur čia kaip kas turėjo būti. Bendrai paėmus, gražu, šilta. Dar viena istorija į neįtikėtinų istorijų kraitelį. Šiandien atrodo, kad tai būtų tiesiog neįmanoma, o tada ėmė ir padarė. Mes dabar jau esam po Avoros koplyčios. Netikėtai sustojom užkasti. Taip skaniai valgiam morkų sriubą. Pirmą kartą valgiau morkų sriubą, kad net nespėjom užfiksuoti eilinį sykį. Bet dabar jau apvirškinam maistų, apvirškinam biškį ir kaplyčių. Šiaip tikėjaus, kad bus biškį didesnė. Paties fakto, kad ten 5000 žmonių palaikais dekoruota vieta. Simonas geras buvo pastebėjimas, kad ten tiesiog palangės nusėtos skalpais, kaukolių, kaip kokiom kriauklytėm. Ta prasme, atrodytų, kad
visai nereikšmingas dalykas. Mums šiandien keista, nes šiandien tai tu niekaip nesugalvotum tokią dalyką padaryti. O tada va, pukštva taip sugalvoja, ai, nėra kur padėti, tai davai, papuošme sienas. Įspūdinga istorija. Gal kiek įspūdingesnė negu pati ta vieta, bet vien dėl tos istorijos verta apsilankyti čia ir kad mačiau, regėjau, gerai, kad palies neleidžia. O dabar judam link pietų. Pietų tai ne maisto, pietų į apačią Portugalijos. Dar nežinom, pamatysim, ką jums ten paruoš. Ir dar vienas dalykas yra tas, kad tikėjaus, kad bus labiau kaip šventykla, kur tu tiesiog ateini kaimukę. Aš parinaus, kad sakau, o čia mane su kroksai įsileis ar neįleis. Čia padarytas kaip muziejus ir tiesiog atėjai, 7 euriukus susimokėjai, pasivaikščiai ir išėjai. Nu dar gali, aišku, nusipirkti tributą kažkokį. Ir kiek aukolyčio, apyrankių visokių. Ir tam kontekste viskas atrodo visai kitaip. Mes kelias dienas važiavom, valgiam bulkų su kiaušiniais, keptais palaukiai kažkur tai. Bet dabar mes pagaliau radom vietą, kur galim pavalgyti. Turėjau listą kelių patiekalų, kuriuos norėčiau paskanauti Portugalijai kaip tradicinį. O čia yra balkabrau bras. Bulvės, kiaušiniai, sūris, menkės, viskas sukepta į vieną ir padaryta šakar makar. Aš labai mėgstu šakar makar. Ir dabar mes paskanavom. Kvapas labai geras. Prie tokias kiaušinienės labai gerai priprašiau. Jaučias kiaušiniai, sūris, bulvės paskrūdusios, nu ir nemažai menkės. Tai visur virtuvėje dominuoja žuvis. Taip matot, pasimūti irgi pritaisę. Šiaip tikrai labai skanu, gali būt, kad ir tas biškai pataisę. Dar porą patiekalų yra, kurių norėsiu paragauti, jeigu pavyks rasti. Nes ne taip paprasta iš tikrųjų. Tai žodžiu, mums skanaus ir iki rytojaus. Padavėjas be abejo jau yra mūsų draugas ir mes tiesiog jau paprašėm desertų. Jis dar bandė kažką bandyti sakyti, kad sako, ar mėgsti šokoladinis? Žinai? Nieko nebesakyk. Paėmė šokoladinių putėsių, atneša man ir aš matau, kad ten tyvuliuoja kažkas skaidraus. Ir jis man sako, ar matai ten tyvuliuoja? Sakau, matau. Sako, paragau. Ir aš paragauju. Pasirodo, kad šitas dalykas čia stovi nebereikalą. Mano ryžių pudding. Su cinamonu, skaniai. Sakė, typical Portuguese dessert. Stiprus desertas. Jie, tarp kitko, aš jam padėkodamas sakiau graciją, jis sako čia ispaniška, o mes sakom obrigado. Tada paaiškino, kad Simona turės kitą brigadą ir jie irgi taip pat linksniuoja. Mes turim labai daug bendro su portugalais. Kad ir kaip tai beskambėtų. Ir man čia visai patinka.